Sveiki, dabar šis filmas skirtas jaunimui, paaugliams ir taip pat jų tėvams, mamoms ir tėveliams. Noriu šiek tiek pasidalinti savo mintimis, kažkokiais tai minčių išvedžiojimais apie manipulaciją, apie žaidimus. Taip labai aktuali tema iš tikrųjų ir mažai kas kalba taip, kad matyti visą bendrą paveikslą, nes paliečia tik tai to viso didelio paveikslo atskirus fragmentus, atskirus kampus. Arba kalbama apie pasekmes, arba kalbama, kad tai blogai arba gerai. Ir niekas nekalba bendrai apie visą sistemą ir kaip tai pakeisti, perkeisti. Patys žaidimai yra sukurti taip, kad žmogų užimti kažkuom tai. Panašiai kaip seniau tie žmonės, kurie tarnavo dar prie tarybinės armijos laikais, tarybinė armija, ten duodavo kažkokią tai užduotį tam, kad kareivis nesustotų vietoj, nepradėtų galvoti savo galvą kažko tai. Visą laiką jį reikia vesti tam, kad jisai netektų kanalo su savo aš, kuris yra kartu su juo arba viduje jo. Ir visą laiką numušinėja tą bangą, kad negalėtų susikoncentruoti savimi. Taip pat yra sukurti šitie žaidimai ir žaidžiama faktiškai labiausiai ant ambicijų žmonių. Jauni žmonės yra ambicingi, jie dar turi entuziazmo ir noro daug kažko tai padaryti, bet nežino dar tikrosios krypties. Ir dar brendimo laikotarpis plus visokios harmonijos audros smegenyse, jos nešioja visas pusės. Šiuo atveju gerai būtų, labai naudinga būtų tėvams atkreipti dėmesį ir mamoms labiau susidraugauti, suartėti su dukra psichiniam lygyje, sakysim, daugiau bendrauti, dalintis mintimis, pasakoti kažką tai, bandyti atsargiai kažką tai patarti, įeiti į kažkokią tai situaciją ir bandyti paaiškinti savais žodžiais, savo nuomonę, pasitapti jų draugų, artimesnių draugų. Tas pats su tėčiais, kada kalba eina apie sūnus. Jeigu tėtis šeimoje yra, nes tai yra labai svarbu. Kada nėra šalia tėčio, nėra šalia mamos, jie užsiėmė, jie bėga kaip voverės rate, užsukti, vaikai ateina iš mokyklos, nėra kas veikti. Ir dabar yra taip sukurtas pasaulis, tiesiog tokia sugalvota istorija, kad nėra kas veikti, toliau reikia ką veikti. Lauke blogas oras, tada einam žaisti prie kompiuterio. Ten yra draugų, kurie pabendrauja su mumis virtualiai. Ir pabandysime mes savo galės, pasižiūrėsime, pabandysime pamaitinti savo ambicijas. Kada jūs ateinate į žaidimą ir ten yra įvairiausios užduotys, priklausomai, faktiškai jokio skirtumo, koks yra žaidimas, kokio tipo yra. Šaudyklės arba lenktynės arba dar kažkokie strateginiai žaidimai, visur yra paremta ant ambicijų. Tai yra užgaunimas jūsų ego, maitinamas jūsų ego. Sureikšminama dėmesys, netikras dėmesys, virtualus dėmesys jums, jūs padaromas kaip kažkoks karalius hercogas ir po truputį jumis augina burbulą, tai yra šalia pakabinama lašelinė, tik tai aišku, jinai didesnė ir laša ne iš lašelinės, o laša iš jūsų į tą lašelinę. Tai yra egregoras, energetinis egregoras, kuris sukuriamas tam, kad siurbti iš tokių žaidžiančių energiją. Bendras vienas yra egregoras ir keli smulkesni. Tokiu būdu žmogus pasinėręs visą savo būtimi į žaidimą, visą savo ambiciją suneria, visus jausmus, visą emocinį kūną faktiškai perkelia iš savo kūno, įdeda į kompiuterinį žaidimą, į tą netikrą silikoninę plotmę ir tenai ją palieka. Kada atsijungia nuo žaidimo, trumpam jaunuolis gali nueiti atsigerti vandens ar pavalgyti, nueiti į tualetą, bet jis jau yra netekęs savo tos emocinės būsenos, savo to dalį kūno palikęs tenai, tame žaidimų pasaulyje, jisai jau panašus į zombį. Jūs netkreipia dėmesio, aišku, bet pažiūrėkite, kaip elgiasi paaugliai. Kada jie trumpam nueina nuo žaidimo, jie kažkur tai skuba kažką tai padaryti, pabandykite pakalbinti arba paprašyti kažko tai, jie numos ranka, nes jie jau galvoje gavo
smegenys jau dalinai užvaldytos ir jie gauna užduotį būti tenai. Kada yra tenai prie kažkokių tai prietaisų, bet kokie elektros prietaisai, kol jie yra įjungti, netgi išjungimo būsenai, budėjimo būsenai, jie veikia jumis. Tol, kol įjungti į tinklą, tai yra į rozetę, į lizdą, anteninis kabelis įkištas į televizorių, televizoriaus maitinimo laidas įkištas į rozetę, tol jie veikia, netgi jeigu jie yra išjungti ir budėjimo režime, jie veikia jumis. Ir kada bežaisdamas žmogus patenkina savo ego, jisai laimi prieš visą kariauną, išsisuka iš įvairiausių kebliausių padėčių, pereina į aukštesnį lygį, jo maitinamas ego ir šitas egregoras, didžiulis toks iCloudas, jisai pučiasi, jam reikia vis daugiau ir daugiau maisto kiekvieną dieną, jam reikia vis daugiau pasimaitinti iš žmogaus ir tuo pačiu šiek tiek ir palaikyti ir patį žmogų, tą, kuris jį maitina, kad patapšnot per petį, kad viskas tam gerai, tu kietas esi, tu dabar visagalis ir tu gali visus nugalėti ir pažiūrėk, ten rytoj arba poryt ten bus dar kiti priešininkai, jos lengvai veiksi, nes tu esi pats kiečiausias. Jam paglostoma jo savimeila ir jisai visiškai atsitolsta nuo šito pasaulio, jisai, galima sakyti, realaus pasaulio, kas yra mūsų aplinkoje. Todėl pas tokius žmonės jau akių žvilgsnis yra keistas, stiklinis, panašus į zombių ir jie tarsi pasikabina tenai, tame nerealiame pasaulyje, dirbtinai sukurtame pasaulyje. Tai yra puikiai padaryta kopija, gal ne visai sėkminga, to, kas yra iš tikrųjų, ką mes galime iš tikrųjų padaryti, kas yra mūsų smegenyse. Mes taip pat turime tą žaidimų kambarį, mes savo galvoje turime laiko mašiną, mes savo galvoje turime visus instrumentus regresijai pasiekti praeitus lygmenis, visus kitas dimensijas perėti, tankesnės arba retesnės, keliauti po dimensijas per laiko spiralės. Ir galima naudoti tą instrumentą, jeigu mes ištreniruosime, tai galime pasiekti labai gerų rezultatų. Vietoj to pakišamas tas dirbtinas elgesio forma, kuri žmonės nutolina nuo jų tikslo ir paverčia zombiais. Tokiu būdu išskiriami šeimoje nariai, tarp jų, kada jie visi vienoje vietoje, tai yra stiprus kumštis, kurio taip paprastai netlupsi, bet kada jie gauna kiekvienas savo užduotį, jie išretėja tarpusavy, panašiai kaip ir biolaukas, jisai išretėja ir į tokį lauką gali lysti jau kitos būtybės, pasiglemžti kūną ir faktiškai vadyti. Tie žmonės, kurie žaidžia žaidimus, kurie turi kažkokį taip įprotį, pastoviai kažką tai daryti, rūkyti balkone, pavyzdžiui, gerti alų su draugais, eiti savaitgaliais į klubą, visi jie pakabinti yra prie didelio stipraus egregorio, kuris naudoja jo energiją ir nori ar nenori, kaip jie galėtų vadinti save, kokiais nori, jie gali eiti paskiau ir į salę pumpuotis, bet jie yra pakabinti, yra už tiršakio faktiškai įkištas į nugarą didelis tiršakis, ir jie jau taip lengvai nuo šito neišsivaduos, nors kaip bebūtų jiems pikta galbūt, arba klausytis tai, ką aš dabar kalbu, nes tokia kalba faktiškai prieštarauja tam, kas yra juose įsiūta, tai programai, kuri puikiai sėdi juose ir glosto jų savimeilą. Todėl tėvams, kol dar yra laikas, kol dar nevėlu, visais įmanomais būdais reikėtų susidomėti, ką veikia jų vaikai, tapti jų draugais, priartėti, papasakoti, kaip jūs elgėtės, kai buvote jaunas, įeiti į jų gyvenimą, bandyti įsipasakoti, bandyti priartėti maksimaliai prie jų, tapti jų tokiu, kaip panašiai kaip kunigas bažnyčia prie būdelės, kur ten išgirsta tam kioske visokiausių blogyščių, žmonių pridarytų ir nepridarytų. Taip ir čia panašiai, jūs tampate klausytojų ir progai pasitaikius įterpėt savo žodį ir galite patarti vaikams vienu ar kitu klausimu. Yra ir psichologai, kurie taip pat gali dalinai padėti šitose reikaluose, nes tas amžius nuo 14 maždaug iki 18, netgi iki 20 yra labai svarbu žmonėms, jauniems žmonėms, kadangi jos mėto iš vietos į vietą kaip laivo bangų, jose yra emocinės audros viduje, kadangi jie bręsta, jie
dar nežino įsimylėjimo jausmo, tie jausmai yra nauji, nepažįstami jiems ir jos nešioja po visą tą šoną. Ir įsivaizduojat, tokioj darbūsenoje paskiau jie gauna egzaminus mokykloje arba paima į kariuomenę ir faktiškai tas išdygęs daigas gražus, jisai aplaužomas, aptveriamas tvorelėmis ir papuola, sakysim, tokia siela į nelaisvę. Vietoj to, kad jisai galėtų užsigrūdinti, gauti stiprią paramą namuose iš artimųjų, jisai atitolsta nuo savų, susiburia su kitais žmonėm, kurie papuolė taip pat ant tokio pačio kablio tiršakį ir galvoja, kad čia tas gyvenimas yra normalus ir geras. Išeiti iš to nėra paprasta, bet įmanoma, nėra labai sudėtinga iš tikrųjų. Bet kuriuose situacijose, netgi tose vietose, kur žmonės patenka, kaip panašiai kaip ir žaisdami jaunimas mėlynai banginėje, tiesiog gali išjungti internetą ir jeigu pavyzdžiui, per žinutės gali kažkoks tekstas eiti, pasikeisti numerį. Viskas. Niekas jūsų negaudys. Pasitikėt, jūsų yra milijonai ir niekas nevažinės, nieko nedarys. Čia yra tik tai gąsdinimas, kabinamas faktiškai ant kablio, siejama baime. Jūs esate saugus, įskalkite galvą. Jūs esate saugus, su jumis nieko nesitiks. Jeigu jūs nenorėsite, niekas jūsų nepaims, net ateiviai, kurie naudoja labai išmanės energetinės sistemas, pasiema žmogaus kūną naktį, taip kaip nuo kojos koją numauna panašiai tokiu būdu ir ištrina paskui atmintį, jūs nieko neprisimena, tai gali įvykti tik tai per kelias sekundės, kada kitoje erdvėje įvyks tas laikas vyniosis ten vos ne dienomis, galbūt ir savaitėmis. Galite praleisti kitoje erdvėje ir gražinate tą, jums ištrina atmintį, jūs nieko neprisimenat. O pamatę kažkokį tai paveikslą ateivių ar kažkokį galit krūptelti ir jums gali tiesiog nutrenkti savotiškas toks kaip žaibas, tiesiog širpulys nueiti. Kūnas atpažins tą reakciją. Nėra visiškai ištrinami tie failai ir galite atvinioti daug labai įvairiausių dalykų. Tos manipulacijos panašios vyksta per žaidimus, nes tenai irgi įeina per žmonės programos į jų galvas ir jie po truputį tampa valdomi iš šalies. Iš pradžių jie prijaukinami savotiškai tokiais visokiais prizais, žetonais, medaliais, žvaigždutėmis, gyvybėmis, o po to jie tampa puikus kareivėliai ir jie net patys nesuprasdami to, jie tampa aukomis, tampa avimis, kuriomis lengva labai manipuliuoti. Pasakė, kad ten yra žalia žolė ir ten visi mekendami bėga į tą pusę. Todėl nieko nuostabaus ir nereikia labai pykti ant Vytauto Landsbergio, jeigu išvadino mus šunauja arba dabar naujoje frazė buvo apie kvykiančius, apie emigraciją. Tiesiog jūs patys savo galvą galvokit, neleiskite vadovauti kitiems ir kada nelauksite, kol kažkas tai jums patrupins trupinėlio, veiksite savo galvą, bandysite įgauti daugiau pasitikėjimo savo jėgomis visais įmanomais būdais ir tobulėti, daryti visokius bandymus, darbus, net gali būti ir nesėkmingi darbai, bet jau reikia kažką tai daryti, judinti savo fizinį kūną, taip pat treniruoti savo protą, jūs pasieksite daug dalykų ir paskui pamatysite, kad visą tai veikia, jūs gausite daugiau pasitikėjimo, jums nebus įdomus paskui televizijos laidos kažkokios, kuriuose realiai nieko jūs nesužinot, absoliučiai nieko, nebent yra keletas laidų ten su Valinsko laidos, kur dar per viktorinas ten skirtos labiau seniems pagyvenusiams žmonėms, kurie kažką tai gali iš to sužinoti. O kol jūs jauni, kol jūs galite bėgioti, sportuoti, naudokitės to. Sveikata, jinai tokia yra, dabar yra, paskiau blėsta, paskiau tas grūzas, kuris prikrautas bus jumise per laikų bėgant, jį bus sunku iškratyti ir atrodys, kad jau jūsų amžius praėjo ir jūs jau nieko negalite padaryti su to, reikia susitaikyti su to. Nieko panašaus. Jeigu ilgesnį laiką jūs leidote byrėti smėlį į jūsų tą vadinamą maišą, jums reikės išgraibyti tą smėlį, daugiau laiko užims, bet viskas įmanoma, tiesiog veikite. Viskas jūsų rankose, jūsų galvoje, viskas padėta, įdėta, visus įrankius jūs turite. Tiesiog aktyvuokite tai, darykite tai ir su laiku atsiras ir jėgų, ir energijos, ir netgi paskiau aplinkybės ir susiklostys, kad jūs papulsite į tokių žmonių ratą, kur jūs gausite reikiamas žinias, atitinkančias jūsų tuometinį būvį, sąmonės būvį.
Neskubėkite šuoliuoti 7 mylių žingsniais, nes galite suplėšti kelnes faktiškai. Jeigu vienokį gyvenimo būdą darėte ir paskui staigiai sugalvosit kitą dieną tapti vegetaru, nežinau, ar tai gerai bus. Darykite tai palaipsniui. Visur tas pats reikalingas. Saikingas, sistemingas, palaipsniškas ėjimas, tobulėjimas į save, į vidų. Jūs pasieksite gerų rezultatų. Ko jums linkiu, ačiū už dėmesį, kad žiūrėjote, pasilikite šiame kanale. Aš manau, kad atsiras daugiau minčių, jas pameta ir kiti žmonės, paprašo papasakoti ar išplėsti kažkokią tai idėją. Ir jeigu įmanoma bus, aš sutrauksiu daugiau informacijos apie tai, bandysiu suvirškinti savo galvoje ir pateiksiu tokiu įmanomu būdu, kad būtų suprantamas daugeliu iš jūsų. Ačiū, kad žiūrėjote, su mumis buvo Robertas Matkevičius, iki malonaus.